Delfi televizijos eteryje laida Gamink su dvaro, legendos virtuvėje ir šalia manęs. Šiandien man taip net širdis spurda, čia yra žurnalistikos legenda, televizijos eterio legenda, krepšinio legenda, tiek daug amplua, vienas vienintelis, nepakartojamas Vidas Mačiulis ir kai pasakai jūsų vardą pavardę, reikėtų iš karto pasakyti tą krepšinio pasaulyje. Ko man slėpti? Wow. Jeigu ne žurnalistika, aš būčiau muzikantas. Ne, aš grojau triūbą ir tai tie plaučiai mano išdirbti. Wow. Oi, čia mano... Kiek ilgiausiai esate ištempęs tą pasaulyje? Nežinau, bet turbūt 5 minutės ištempčiau. Aš galvoju, nes kažkaip sugebu. Jūs nerūko turbūt? Sveikuolis. To aš toks ir esu. Tai vat kai klausiu, kaip jūs dabar čia šitiek metų ir dar jūs šventą žemę nešioja. Turbūt ir dėl to. Ir kad aš esu kaimo vaikas, kad aš pieną gėriau, kad aš grietinę valgiau, kad aš sviestą valgiau pas mamą, mamos pagamintą. Čia jūsų grožio paslaptis ir sveikatos. Turbūt, nes aš labai gražiai vietoje gimiau, augau. Ir labai gražiai nuaugot, svarbiausia. Vidai, apie jūs kalbant, tas žodis legenda yra visiškai neperdėtas, visiškai neperdėtas. Apie kai kurių dainininkų ten būna ne visai legendos, bet jūs sako legendo. Jūs esate tikra legenda ir esate įtrauktas į rekordų knygą, netgi ne vieną kartą. Jums priklauso keli rekordai. Tai vienas iš rekordų, 91 sausio 13-ąją, jūs buvote ilgiausiai be pertraukos tiesioginėme eteryje dirbęs žurnalistas ir jūsų rekordas yra 10 valandų 15 minučių eteryje, tiesioginėme eteryje. Aš nesiekiau jokių rekordų. Šeštadienį vakaras, prieš tai Vilniuje dalyvau žurnalistų sąjungos vykdomojo komiteto posėdėje, pabūnu paskui Simono Daukanto 28A Kaune ir jau važiuosiu namo, o ten kolegos budėjo, žmonės vaikščiojo. Pamiegot, kadangi rytą 9 valandą jo reikia. Laida. Rytas, žiūrėkite laidą, sekmadienį rytą. Viskas, nusirengiu, pavalgau, atsigulu, įjungiu televizorių. Vilniui prasideda. Iš Kauno po kelių minučių mano kolega Modestas Patašius, jis radijo buvo žurnalistas, pradeda kalbėti. Įsivaizduok, kai nežinai jau kas vyksta, kur vyksta ir dar tu niekad eterį nedirbęs. Aš iš karto apsirengiu kostiumą, atgal į studiją ir aš kaip pradėjau vest, taip ir vedžiau iki tos pirmus, nežinau, aš 2 valandą atsiradau, po 2 iki pirmus. Ką noriu pasakyti, tai ir dar būčiau vedęs. Bet buvau nesiskutęs, o mano labai barzda, aš pradedau. Tai kolegam, žinotėsi, Raimundas Yla tiesiogiai jungdavosi iš Laisvės alėjos, taip toliau, ten būdavo televizoriai, tuo metu, kitą dieną parduotuvėse, kas turėjo televizorių pasakė. Ir atneša tą reportažą, sako, paleiskit Mačiulį, jisai, dieve, apžėlės, jisai apals ir taip toliau. Nu, jau iš tikrųjų nuvažiavau namo. Viskas dėl barzdos, žodžiu. Ir vėl grįžau, kadangi toks mano darbas, tai kaip chirurgo, kaip ką, o aš. Duokit 5, tokia pagarba, žurnalistinė, dėja apkabinoriu jūs. Ir dar vienas jūsų rekordas, jūsų laida. Orijo, rekordas laida tai laida, bet 2023 metų vasario 16 dieną prieš metus sukako 55 metai, kaip aš pradėjau dirbti televizijoje. Su kuo aš nesu ir su kosmonautais kalbėjęs, galiu pasakyti, su visais Lietuvos prezidentais. Egidijus Sipavičius sutikau pas jūs Delfyje, nu kaip gali neapsikabint, kai nuo Žalio kalno, kai buvo numylėtinės moterų visų ir kokius dainus. Ir dabar jis toks pats šaunus. Vidas Mačiulis ir virtuvė. Ar dažnas toks derinys? Nes kulinarinių laidų, man atrodo, nevedėt jūs. Ir nevesiu. Nevesit? Ne, tavo jau pavydžiu, kad tu gali pavalgyt gal. Aš jums pasakysiu, turėjau nuostabią mamytę vardu Monika. O koks vardas? Turiu nuostabią žmoną Teklę. Teklė. Taip pat įdomus vardas, taip pat žurnalistė. Mane taip lepina, nes aš būdavau nepavalgęs. Nu, žinot, koks tas žurnalistinis. Tai gamina jums visą gyvenimą moteris? Taip. O jūs negaminat, nelepinat?
aš moku kiaušininę skanę. Čia dažniausias vyro atsakymas, kad jie moka kiaušininę. Ir žmonai sakau, nu nekeptų, aš pats iškepsiu. Nu aš nežinau, aš tik tiek te moku, nu žinoma, sumuštinį galiu padaryti. Tai vat mes šiandieną laidoje ir gaminsime sumuštinius, nes vienas iš jūsų mėgstamiausių ingredientų virtuvėje yra štai čia. Žinot, Tadam! Sviestas. Orijau, aš tau pasakysiu tokį dalyką. Nemeluoju ir kas mane žino, dvaro sviestas mano yra mylimiausias, mėgiamiausias ir aš kaip einu į parduotuvę ar žmona, žinau, kad šitą reikia. Kodėl? Galiu atsakyti, kodėl. Aš augau pas mamą, buvo karvė, buvo veršiukai, buvo patys sviestą gamino, grėtinę, žodžiu, ten tokie... Viskas buvo naminio. Viskas naminio. Ir man kažkodėl tai asocijuojasi su tą vaikystę, kad aš tai ragavau ir tai yra puiku. Ir grėtinė, dvaro ir pieną geriu, tik tai, nu ką aš... Ir čia yra jūsų mėgstamiausias sviestas, su kuriuo jūs gaminate savo sumuštinius. Tai sumuštinį tą moku padaryti. Vidas Mačiulis ir jo dvaro sviesto sumuštiniai. Klausiam, kokių ingredientų jums reikės, jūs sakėte, viskas tinka, viskas tinka. Nu, tai lašiša labiausiai. Lašiša, man irgi labai patinka. Brangiausia. Gerai, tai gaminam sumuštinius, Vidai, pagal jūsų receptūrą. Prašom, pradėkim. Man juoda duona yra skaniausia. Aš irgi labai mėgstu, juoda duona, salstelė sviestas, labai skanus toksai duetas, ar ne? Ir tada kažką tai, čia tinka ir sūris, aš pastaruoju metu labai nekęsdavau, kai susitinku žmogų, kuris vakar valgė česnaką. Aha. Ir dabar jau kuris laikas, jau turbūt porą savaičių, kažkur skrandį ar protį ar širdį galvoju, kaip būtų gerai česnaką suvalgyti. Ant sumuštinio uždėjau česnako. O čia česnakas. Ir druskos. Taip. Labai skanu. Koks skonis ir aš pajaunėjau. Jaučiu, kad aš dabar 10 metų jaunesnis. Taip, labai geras derinys. Dvarų sviestą, dadėkit česnako ir būsit sveiki ir sulauksit mano amžiaus. Kalbant apie sviestą, šiaip labai svarbus dalykas yra, kad sviestas lengvai teptųsi. Va šitas sviestas labai lengvai tepasi. Uždėt... Dėkit lašišos, jūs sakėt, norit. Dėkit lašišos. Ne kasdien tokie svečiai ateina. Nu tai... Taip, o aš dedu kumpio, salotos lapo. Taip, pomidoras. Jūs kokį nors dar priedų dedat? Aš neturiu laiko, aš dėčiau ir liaučiausi. Mano charakteris, sakau, aš ožiaragis. Bėgt, lėkt, padaryt ir kvailas darboholikas. Kiti pyksta, kad aš iš kitų to paties reikalauju, kad reikia dirbti, reikia... Na, jau pradėsim valgyti? Galim valgyti. Va, kaip gerai atrodo sumuštiniai. Na, į ką toliau daryti? Viską dabar valgom, ragavim. Šiaip geriausias dalykas, dažniausiai per tas kulinarines laidas kažkokių mandrumų, visi gamina, ten kažką marinuoja, kažką maišo. Geriausias dalykas, sumuštinį susitepi, pavalgai, skaniausia, visiems priimtina. Geras sviestas, tai... Atsiprašau. Iš karto grėtinėlė jaučiasi, saldumas. Nesuvalkėtis, bet paėmiau... Valgykit visą, žinokit. Negaliu įkasgi, tą žinai, ką reiškia, kai nedvaro pomidoras. Nu, reikėtų. Reikėtų. Nu, tai reikia... Prašau, Orijau, nesijuokt, nes čia yra rimti dalykai. Jūs stabdykit mane, nes žinokit, aš esu toks žmogus. Vidai, stabdysime dabar, nes pavalgius rimto patiekalo reikia desertų. Nuo rimtų Vido Mačiulio sumuštinių pereikime prie saldumų temos ir einame į desertus. Dabar bus desertai, gerai? Žiūrint kokie? Pamatysit labai gerai. Mūsų studijoje desertas yra nykštuko varškės sūrelių kolekcija. Bet prieš pradedant tokį iššūkį, aš jums turiu klausimą. Tokį profesinį klausimą turėtumėte žinoti, kuri krepšinio komanda, LKL krepšinio komanda labiausiai mėgsta sūrelius. Tai Pasvalių pienų žvaigždės. Bravo, bravo. Bet aš noriu pasakyti. Bravo, iš karto jau. Atsiprašau, čia treneris. Čia 5 žaidėjai. Taip. Ir galvoju, kodėl dar ta 6. Treneris turi būti visą laiką. Treneris 6. Taip. Čia jeigu reikėtų įvardinti, kuri žaidėjas, iš karto įvardintumėt. Nu, aš galiu pasakyti, aš nekritikuoju. Pasakai apie vieną, vadinasi, jau jūs ten arba draugeliai, arba ką, arba dabar... Žodžiu, krepšininkų vardais... 3, 4, 5 ir treneris. Krepšininkų vardais sūrelių nevadinsi. Ne, nu... Gerai, bet nykštuko sūreliai, jie vis dėlto turi savo pavadinimus, turi savo skonius ir jums dabar reikės atsakyti, atspėti, kur yra koks sūrelis. Tai va, prašom, auksinis šaukštas, pradėkim nuo pirmojo. Kaip aš galiu spėti? Nu, ragaukit, jūs pamatysit, atspėsit.
Koks čia skonis? Ko čia yra? Skanus. Jūs taip įvardinate, atrodo, kad čia yra kažkoks prabangus restorano desertas. Patiko? Klausyk. Visos moteris gražios yra. Sūreliai visi skanus. Va, aš tik norėjau tai pasakyti. Nu ką dabar, nu ką. Vidai, visus išragavot sūrelius, kuris jums skaniausias? Žaidėjo geriausia negalima rinkti, bet sūrelis skaniausia galima. Braškinis. Nu ką aš padarysiu? Į tavo sveikatą. Gal mane pamaitinsit? Ne. Televizijos legendai, žurnalistikos legendai, dovanas. Jūsų negalima paleisti taip paprastai. Ir čia yra dėžutė senojo dvaro 6 mėnesių brandinimo sūrio, kuris yra išrinktas Lietuvos metų gaminiu. Jums, jūsų šeimai, jūsų svečiams. Ačiū tau. Ačiū jums labai, Vidai. Ačiū. Mes galėtume kartu, žinokit, keliauti su jumis. Būtų tikrai labai smagu. Nebūtų nuobodu. Nebūtų nuobodu. Žinokit, pagalvokime apie tokią idėją. Ir dar yra 50 metų televizija. Žiūrėkite Delfi televiziją ir laidą su legenda plus dvaro gaminiais. Nuostabu, skanu, iki pasimatymo. Iki pasimatymo.